Sveiki, gyvi. Taigi, savaitė įpusėjo, šiandien trečiadienis ir mes turim ketvirtą pamoką, jeigu aš neklystu. Praeitoje pamokoje pirmadienį mes išmokom išvestis ir pagal viską aš dabar įvestis turėčiau mokinti, bet įvestis niekaip negali veikti be kintamųjų. Taigi, šią pamoką pašnekėsiu apie kintamuosius, o penktadienį jau išmokinsiu jūs įvestis. Kas yra įvestis? Palikim tai penktadienį. Taigi, šiandien mokinsimės kintamuosius. Taigi, kas po velnių yra tie kintamieji? Aš manau, jeigu jūs pasiryžote mokintis programavimo, tai susidūrę su matematika esate tikrai. Ir kas yra kintamasis, jūs tikrai turit mokėti, bet, dėl viso ko aš jūs išmokysiu mažą ką, gal pamiršote arba tiesiog supratote ne taip, kaip turi būti. Taigi, kintamasis yra reikšmė, kuri kinta. Tai reiškia, sakykime, jeigu kintamasis yra A, tai jį galime drąsiai padaryti į B. Tai reiškia, kintamasis A taps kintamųjų B. Arba jam priskirti reikšmę, pavyzdžiui, 23, ar ne? Tai automatiškai mūsų kintamasis A tampa skaičių 23. Jis, įgauna reikšmę kažkokią. Geriausias pavyzdys yra tiesiog atvaizduoti kintamai. Taigi, kaip C++ programoje atvaizduojamas kintamasis arba kaip jisai yra rašomas. Pirmiausia, kintamui reikia priskirti tipą. Kokį kintamui naudosime? Tai šį kartą naudosime skaičių, tai bus integer. Tada jam turime priskirti kažkokį tai pavadinimą. Sakykime, skaičius, ar ne? Ir būtent tam kintamui turime priskirti reikšmę. Tai skaičius mūsų bus 21. Tai automatiškai mūsų integer skaičius tampa skaitmuo, net nežinau kaip čia pasakyti. Esmė, kad mūsų žodis skaičius tampa realiu skaičiu, tai yra iš dvejeto ir vieneto. Po velnių parodysiu aš geriau sijautę, kaip tai turėtų atrodyti. Ir mes dabar tiesiog parašysime skaičius, ar ne? Ir mums sijautos atvaizduos ne žodį skaičius, o jo reikšmę, nes čia yra kintamasis, o jo reikšmė yra 21. Štai, mes turime skaičių 21. Ir jeigu, galime čia iš tikro pasidaryti, kad būtų gražiau. Endline dasirašykime, kad būtų aiškiau atskirtas mūsų tas 21-tukas. Taigi, būtent taip yra priskiriamas kažkoks tai kintamasis. Dar aš noriu vieną dalyką išmokyti šiandien, tai yra komentarai. Kaip rašosi komentarai? Komentarai rašosi labai paprastai, tiesiog 2 slešai ir taip yra rašoma eilutė komentaro. Jeigu mes paspausime Enter ir kažką pradėsime rašyti, automatiškai tai bus jau nebe komentaras. Jeigu mes norime parašyti ilgesnį komentarą, mums reikia dėti slešą, žvaigždutę, tada, sakykime, rašyti komentarą, paspausti Enter ir rašyti antrą arba trečią eilutę. Ir kai mes galų gale nuspręsime uždaryti komentarą, mums reiks uždėti žvaigždutę ir vėlgi slešas. Taigi yra 2 tipai, kaip mes galime rašyti komentarą. Jeigu norime vieną eilutę, tai tiesiog 2 slešai. Jeigu norime ilgesnį komentarą su Enter paspaudimais, tada reikia dėti priekyje slešą žvaigždutę ir komentaro gale žvaigždutę slešas. Dar vienas dalykas, ką aš noriu parodyti. Taigi, jeigu mes, sakykime, norime atspausdinti tarp kabučių kažkokį tai žodį, sakykime, pavyzdžiui, šis žodis yra tarp kabučių. Kabuchių, gerai, bus ir taip. Ir pabandome atvaizduoti ir ką mes gausime. Mes gauname kažkokį raudoną kvadratuką. Reiškia, kad šitoje eilutėje yra kažkur klaida.
Kokia tai klaida? Kaip matote, mūsų parašytas tekstas yra mėlynas, o žodis tarp kabučių yra juodas. Kodėl taip yra? Dėl to, kad mūsų programa galvoja, kad mūsų žodžiai, kuriuos reikia atvaizduoti, prasideda čia ir baigėsi čia. Ir yra kita eilutė, tai yra prasideda čia ir baigėsi čia. O šitas žodis yra visiškai ne prie ko, jisai yra kaip ir pamestinukas. Ir čia, sakykime, jau tampa kaip kintamasis, kurio mes dar nepriskyrėme. Jeigu mes priskirtumėm šitam žodis kintamai, manau, klaidos nemestų. Kad parašyti taisyklingai, mums vėl reikia ne į tą pusę pasvirusio, tai yra neslešo, o į kitą pusę pasvirusio brūkšnelio prieš žodį ir po žodžio. Arba prieš sakinį ir po sakinio. Na ir pabandome dabar atvaizduoti ir pažiūrėti, kas mums gavosi. Ir mes matome, šis tarp kabučių žodis yra tarp kabučių. Būtent šitaip yra atvaizduojamos kabutės. Ir, sakykime, čia galime įrašyti šie du žodžiai yra tarp kabučių. Tai reiškia, kad tarp kabučių gali būti ir daugiau žodžių, nebūtinai tik vienas. Ir kaip matote, šie du žodžiai yra tarp kabučių. Taigi išmokome uždėti kabutes, išmokome kintamai parašyti taisyklingai ir išmokome komentarus. Taigi dabar galime judėti prie sekančios pamokos ir pažaisti su kintamaisiais. Tai yra, pamatysite, palaukite penktadienio ir jūs pamatysite, ką galime paveikti su keliais kintamaisiais iš karto. Visą.